Šiandien keliaujame į mažą, bet labai jaukų miestelį Mikulovą Čekijoje. Ir čia, ant kalvos, stovi tikra pažiba – Mikulovo pilis. Vos tik priėjome, ji pasirodė tokia masyvi, kad atrodo, jog išdygo tiesiai iš uolos. Įžengus į vidų jautėmės lyg grįžę į praeitį. Pilis čia stovi jau nuo senų laikų. Pirmoji tvirtovė buvo pastatyta dar viduramžiais. Vėliau ją valdė galingos šeimos, kaip Liechtenšteinai. Jie pavertė pilį tikrų dvarų su biblioteka, sodais ir net teatro sale. Deja, pilis 2 kartus degė, vieną kartą 1700-aisiais, kitą kartą 1945 metais. Bet ji visada buvo atstatyta. Be to, čia vyko ir svarbios derybos. 17 amžiuje Mikulovo pilyje buvo pasirašyta taikos sutartis per 30 metų karą. O vėliau čia lankėsi net Napoleono armija. Viena garsiausių legendų susiję su žydų rabinu. Jis buvo labai išmintingas, gyvenęs 16 amžiuje. Dažniausiai jis siejama su Praha, bet dalį savo gyvenimo jis praleido ir Mikulove. Legenda pasakoja, kad rabinas sukūrė molinį žmogų, golemą. Šis milžinas buvo sukurtas iš molio ir rabinui perskaičius slaptas maldas atgijo. Golemo užduotis buvo saugoti žydų bendruomenę nuo pavojų ir neteisybių. Sakoma, kad kai rabinas gyveno Mikulove, dalis golemo istorijos vyko būtent čia. Kai kurie pasakojimai neteigia, kad po rabino mirties golemas buvo išardytas ir jo dalys galėjo būti paslėptos Mikulovo sinagogoje ar net pilies rūsiuose. Aišku, niekas tiksliai nežino, ar tai tiesa, bet legenda iki šiol kelia smalsumą turistams. Mikulovo pilis nekartą matė ir didelės nelaimės. Viena iš tragiškiausių buvo 1945 metais, kai baigiantis Antrajam pasauliniam karui vokiečių kariuomenė pasitraukdama padegė pilį. Liepsnos siautėjo visą naktį, sudegė beveik visas interjeras, sugriuvo didelė dalis salių, o kartu pražuvo ir neįkainojami lobiai. Garsi pilies biblioteka, kurioje buvo tūkstančiai senovinių knygų, dokumentų, net žemėlapių. Žmonės pasakoja, kad po šio gaisro Mikulovo miestelį apėmė didelis liūdesys, tarsi būtų sudegusi ne tik pilis, bet ir dalis visos miesto istorijos. Tik vėliau pilį pavyko atstatyti ir šiandien ji vėl stovi, bet jos prarasti turtai jau nebegrįš. Tai vieta, kur susitinka didinga istorija, paslaptingos legendos ir net skaudžios tragedijos. Čia gali pajusti praeitį ir kartu pasimėgauti nuostabiais vaizdais.